Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis, mano vardas yra Inga ir aš noriu pasidaryti savo šių metų procesų inventorizaciją, tai yra pradėti, bet nepabaigti darbai. Tai parodysiu pirmiausia savo gėdą, kur nieko nepadariau per metus. Tai yra mano štai šitie Riolis maišeliai. Štai šitas motyvas padarytas pilnai, šitam trūksta rėmelio, viena snaigė net nepradėta. Nepradėtos pirštinės ir nepabaigtos pačiūžos ir dar kažkur tai buvo elnias. Štai jisai. Briedis, ne elnias, atsiprašau. Čia negaliu pabaigti, kadangi kažkur tai yra padaryta klaida, dar neieškojau kur. Realiai tai čia reikėtų atsisėsti ir pabaigti, bet aš jau pernai taip sakiau ir nieko nepadariau tą linkmę. Antroji mano metų gėda tai yra štai šitas 2023 metų sau schema kurta Modern Folk Embroidery Reaching Skyward. Tai net nežinau, kiek čia yra padaryta kryželių, svarsčiau gal man jį restartuoti, bet kol dar neapsisprendžiau, tai kol kas taip ir guli va tokioj būsenoj. Pradėjau aš įsiuvinėti 2 spalvų satino siūlais, ryškiai mėlyna ir 762, man atrodo, jeigu aš neklystu. Tai čia, kaip matot, krūva medžiagos, pasiuvinėta šiek tiek viršuje, atidėta ir nieko nepakrūtinta per metus. Ir trečioji mano gėda, kurioje irgi nieko nenuveikiau, tai yra 17%, taip pat kaip ir pernai, mano Alisa Oknes autorinėje schemoje, zodiakas žuvės. Tai yra lygiai tiek pat, kiek buvo pernai. Čia irgi kažkur yra įvelta klaida, kadangi siuvinėjau ant lino, linas tamsus, matosi prastai, nežinau, todėl matyti ir nejuda. Siuvinėjęs į vienos spalvos siūlų pagal schemą, tai turėtų būti B5200 damca siūlas, bet aš siuvinėjus šviesoje šviečiančių siūlų. Ar tamsoje, nežinau, nebandžiau, reiktų pabandyti, gal čia aš be reikalo vargstu, nes siūlas tai pakankamai šlykštus. Tai dabar, kadangi šiemet įsigijau tokį dalyką kaip lempa lūpa, tai tikiuosi suimti save į rankas ir bent jau pajudinti šitą darbą. Bet aš tą patį žadėjau ir pernai ir nepajudinau. Tai žiūrėsim, kaip ten bus. Ir keliaukim toliau. Dabar bus darbai, kurie buvo arba pradėti ir nebaigti, arba pajudinti ir dar nepabaigti. Tai vienas iš mano užmestukų yra štai tokia schema išpardavimas. Siuvinėjama ant 32 kaunto languoto Evo. Šitą darbą pajudinau, buvau pasiėmus net 2 kartus, pasiuvinėjau po 400 su trupučiu kryželių. Jame išsiuvinėjau 843 kryželius. Šiuo metu tai yra beveik 36% darbo. Viso jame yra 12 339 kryželiai, liko 7927,5 kryželių ir naudojamos 24 spalvos. Tai bent jau kažkiek pajudinau, tai jau irgi yra pliusas. Aišku, būtų džiugiau, jeigu būčiau pajudinus daugiau, bet yra kaip yra. Darbus rodysiu ne iš eilės, taip kaip paklius man po ranka, tai žiūrėsim. Dar vienas mano pajudintas darbas, bet pajudintas tik tai 1 mėnesį, tai yra štai toks darbelis Sweet Bees. Siuvinėjamas ant 32 kaunto žalsvos spalvos Evo. Siuvinėjau štai šitam plote. Pasiuvinėjau jį tik 1 mėnesį.
fone galite girdėti, kaip aš vartau savo užrašus, tai labai nepykite, bet turiu pasižiūrėti, kadangi tikrai neprisimenu per visus metus, ką veikiau. Tai šiame darbe per vieną mėnesį aš išsiuvinėjau 2514 kryželių, dabar yra 44 su trupučiu procento darbo. Viso jame yra 74 453 kryželiai, liko 41 571, naudojama čia yra 28 spalvos. Yra tik grynos spalvos, nėra blendų, nėra pusinukų, yra tik tai kryželis ir bekstyčas. Tai dėl to, kai pasiemu, tai suvinėjasi smagiai, bet šiemet daug darbų turėjau tokių su įsipareigojimais, kuriuos reikėjo ne tik pabaigti, bet ir apipavidalinti bei padovanoti. Tai didelė dalis mano darbų ir didelė dalis mano planų nuėjo į antrą planą ir už tai, ką norėjau pasuvinėti, ne visada pavykdavo. Tai va, o be to niekaip aš negaliu be naujų pradėtų darbų ir ką padarysi, yra kaip yra. Tai tiek apie šitą darbelį. Jį kai pasiemu, tai einasi labai smagiai, bet viena bėda pasiimti. Dar vienas pradėtas ir nepabaigtas darbas, tai yra pernai mano pradėtas projektas. Aš siuvinėju kalendorių, galima pasakyti amžiną kalendorių, kadangi čia bus šiaip tiesiog paveikslėlis prie tų mėnesio schemų. Mėnesius, kaip bebūtų keista, visus išsiuvinėjau kiekvieną tą mėnesį, kurį jisai buvo, tegul ir paskutinę dieną, bet visą laiką išsiuvinėdavau tą mėnesį, jeigu tai yra sausis, tai sausį, jeigu vasaris, tai vasarė. Neišsiuvinėjau tik tai šito. Šitam išsiuvinėta yra 782 kryželiai, kas yra 14,5 procento darbo. Nėra jame tiek daug kryželių, viso labo 5380, liko 4598, naudojama čia yra 11 spalvų, siuvinėjau ant tamsiai pilkos spalvos 32 kanto lino. Tai esu išsiuvinėjusi mėnesius, dabar išsiuvinėjau štai šitą, reikia išsiuvinėti štai šitą motyvą. Tada išsisiuvinėti skaičius žyminčius mėnesio dienas ir tada sugalvoti, kaip apipavidalinti. Tiek ant šito darbo, tiek ant kiekvieno mėnesio siuvasi sagutės. Tai ant mėnesių vis dar sagutės neprisiūtos, kadangi jas siūsiu tada, kada išskalbsiu, išlyginsiu ir jau ruošiuosi apipavidalinti. Manau, kad darysiu pinkypus ir eisiu į rėminimo dirbtuvę, prašysiu, kad man gražiai sukomponuotų, kaip būtų galima padaryti, kad mėnesiai ir dienos būtų keičiama, o šitas motyvas būtų visą laiką. Tai pasitarsiu rėminimo dirbtuvėse, gal jie man pasiūlys kažkokį įdomų variantą. Tai tiek apie jį. Dar vienas mano nedaug pakrūtintas, bet vis dėlto pakrūtintas darbas, tai yra Vivian Powers schema, Lietuvos vėliavos kvakeris. Tai jame išsiuvinėjau 3467 kryželius. Jeigu teisingai pamenu, tai pavyko pasuvinėti per abi nepriklausomybės dienas, tai vasario 16, kovo 11 ir Liepos 6. Tai tokia, sakykime, Lietuvai reikšmingas dienas. Siuvinėjau ant 35 kaunto baltos spalvos lino, viena gija per 2 gijas audinio. Naudojama yra 3 spalvos. Nepamenu, ar paminėjau, kad išsiuvinėjau 3467 kryželius, kas yra 27, daugiau negu 27,5 procento darbo. Iš viso jame yra 45 581 kryželis ir liko 32 994 kryželiai.
Tai galvoju, kad dabar ateityje bandysiu užpildyti vat štai šitą plotą lankelį, po to kelsiu žemyn, nes raudonos spalvos tiek daug nėra pasiuvinėta, kiek geltonos ir žalios, tai reikia pasivyti. Na ir kažkada bus išsiuvinėtas. Niekas nežino kada, aišku. Na, parodysiu šiek tiek mažesnių darbų. Tai vienas iš jų yra mano labai seniai išrūšiuoti karoliukai štai šitai sagiai iš Abris Art. Tai čia yra pasiuvinėta, aš dabar nepamenu, 1 ar 2 vakarus tik tai. Pasiėmiau šitą, kažkada tai nusipirkau šitą sagę, nes štai šitam plotelėje bus siuvinėjama visokiais įdomiais žvyneliais, tokiais kaip gėlytėmis. Ir reikės iš vielutės padaryti jam va čia skėčio rankeną. Tai čia tokie iššūkiai, su kuriais dar nežinau, kaip susidorosiu, bet kažkaip susidorosiu. Na ir kažkada tai pajudinsiu. Tiek apie šitą darbelį. Dar vienas mano iš nedidelių pradėtų darbų. Tai yra štai toks firmos Vdachnovienie drugelis. Jį norėjau pabaigti, jeigu neklystu, rugsėjo ar spalio mėnesiais, bet taip ir nepabaigiau. Yra, kaip matote, išsiuvinėta daugiau negu pusė, likę apie koks turbūt trečdalis tik tai. Tai realiai atsisėsti ir pabaigti. Vakaras, nu maksimum 2. Tai va, tai tiek apie šitą darbelį. Dar iš nedidelių darbų. Gruodžio 31 pradėjau štai tokį garvežį, kuriame yra išsiuvinėta iš viso 186 karoliukai, kas yra beveik 11% darbo. Iš viso čia yra 1707 karoliukai. Liko 1521 karoliukas ir naudojamos yra 9 spalvų naudojami karoliukai. Siuvinėjamas ant medinio paruoštuko, tai yra Wonderland Crafts rinkinys. Ir taip pat pradėjau irgi gruodžio 31, štai tokia apyrankė iš Wonderland Crafts, kuris siuvinėjasi ant odinio paruoštuko. Joje išsiuvinėjau 169 karoliukus, tai yra truputį daugiau negu 18% darbo, viso yra 923 karoliukai, liko 754 karoliukai, naudojamos 3 spalvos. Ir šitą apyrankę siuvinėjasi savo. Labai gražiai gaunasi, labai gražiai gula karoliukai, jau esu ne vieną tokią apyrankę išsiuvinėjusi, labai jos smagiai einasi. Dar vienas mano pradėtas 25 metais darbas ir labai nedaug pasiuvinėtas. Tai yra štai toks Mill Hill nykštukas, siuvinėjamas ant plastikinio paruoštuko. Jį pasiuvinėjau šiek tiek vasarą, bet po labai nedaug, čia mano toks kelioninis darbelis. Nykštukas su šakele vadinasi. Jame iš viso yra išsiuvinėta 294 karoliukai, viso jame yra 1460 kryželių ir liko 1133, tai yra 19 spalvų siūlų naudojama ir 7 spalvos karoliukų. Tai labai patogus yra kelionėje dalykas, pagrinde kelionėse jį ir siuvinėjau. Tai tiek apie jį. Turiu visą seriją šitų nykštukų, visą seriją baltų nykštukų. Vienu žodžiu, visus turiu, kiek jų yra išleista. Tai šitiem ir baltiem turiu plastikinius paruoštukus, kuriuos užsakinėjau pas Nataliją Lužanskają, o tiem naujiem nykštukam planuoju pas ją irgi užsakyti.
Kitas mano pradėtas ir nepabaigtas darbas, tai yra Anos Petunovos autorinė schema rankdarbio magija. Ja pradėjau spalį ir pasiuvinėjau nemažai, čia yra beveik 75% darbo. Jame yra išsiuvinėta 5913 kryželių. Viso yra 7941 kryželis ir liko 2028. Naudojama yra 32 spalvos siūlų ir 5 blendai iš jų. Siuvinėjau ant pilkos spalvos 28 kanto Evo. Tai labai tikiuosi šitą darbelį artimiausių metų ir pabaigti, nes liko visai nedaug, liko išsiuvinėti pusinukais štai va šitą langą ir čia šiek tiek fono ir padaryti backstitchą kiek liko, nes apačioje backstitchas padarytas. Na ir judinsim toliau. Dar vienas didelis mano kas mėnesį judinamas darbas, tai yra štai šis Long Dog, netelpa visas į kadrą, Long Dog Sampleris Pandemic. Šiais metais atsitiko tokia nelaimė, kad man teko išardyti virš 5000 kryželių štai va šitam vat kampe. Ir nuo to, ką išardžiau, tai vat atsiuvinėjau va šitą vat dalį, va šitą. Nes čia įvėliau klaidą, va šitą motyvą pasiuvinėjau per vieną kryželį per toli ir nebesusėjo raštas. Tai išardžiau ir siuvinėjau toliau. Tai čia irgi pasiuvinėta į viršų dar šiek tiek. Tai dabar bandysiu užpildyti tą plotą, kurį išardžiau. Ir be tų 5 su viršum tūkstančių kryželių jame išsiuvinėta yra per metus 8297 kryželiai iki vakar ir vakar dar 355, kadangi aš gruodžio mėnesio normos dar nepadariau. Reiktų tą padaryti iki sausio 5 dienos, nes sausio 5 diena yra atsiskaitimas. Čia dabar yra 35 su trupučiu procento darbo, siuvinėjau vienos spalvos DMC siūlų Twilight, kuris pereina nuo mėlynos per violetinę į juodą. Viso jame yra 79 224 kryželiai, liko 51 339 kryželiai, kad negaliu užtarti kiek. Tai šitas darbas juda ir juda kas mėnesį, kadangi su juo dalyvauju Facebook grupėje Kryžiukų namai projekte Kryželis po kryželio. Tai minimali mėnesio norma yra 500, maksimali 3000, tai vat, ir didėja kas mėnesį nuo 500 iki 3000 ir tada vėl pradedam nuo 500, didėja kas mėnesį po 500. Tai va taip ir krūta, po truputį, bet krūta. Tiek apie šitą darbą. Dar vienas mano judinamas darbas, tai yra mano svajonių rinkinys, tai yra Dimensions Dollhouse Tea Party. Tai šiame darbe per metus išsiuvinėjau 4542 kryželius, tai yra daugiau negu 25% darbo, tai jau ketvirtadalis yra. Viso jame yra 27 869 kryželiai, liko 20 824. Naudojama 41 spalva ir 3 blendai iš jų. Tai kaip matote, uždariau visą šitą apatinį kampą. Dabar judu link kito kampo. Kai išsiuvinėsiu viską šitam plote, tai pradėsiu daryti backstitchą ir tada persuksiu rėmą.
Siuvinėju ant 28 kaunto mushroom spalvos Evo, kuris buvo rinkinyje. Čia yra amerikietiško rinkimo rinkinys, tai reikėjo ir siūlus atsirinkti. Ir skalbiau juos, kad patikrinti ar nedažo. Tai tiek apie jį. Siuvinėsiu jį ir toliau. Labai man jis smagus šitas darbas, labai jo norėjau. Siuvinėju, kryželiai siuvinėjasi 3 gijom, pusiniai 3 ir 4 gijom. Daugiau jokių, ten po vieną, po 2, po 5, po 6 gijas nėra šitam rinkiny. Keliaujam toliau. Dar vienas mano labai seniai norėtas rinkinys. Parodysiu suviniotą į plėvelę. Atviniosiu tik tai toj vietoj, kur pradėta suvinėti. Tai štai, čia yra vieno vakaro darbas. Čia yra Chatelaine Butterfly Lace mandala. Siuvinėjasi jinai ant 28 kaunto baltos spalvos Evo. Šitas nedidelis kvadračiukas, kadangi ten yra dailių dygsnelių ir padarytas backstitchas, kiek ten jo buvo, jau yra 1640 kryželių. Bet tai yra tik tai 2,5% darbo. Viso jame yra 64 932 kryželiai, liko 63 292, tai dar suvinėt ir suvinėt. Laikau suviniuotą į maistinę plėvelę, kadangi jo negalima bus skalbti, nes yra naudojami visokie rankų dažymo šilkai. Taip pat bus naudojama daug įvairių karoliukų ir Swarovski kristalų. Viso jame yra naudojama 107 spalvos įvairių siūlų ir 20 įvairiausių rūšių karoliukų. Tai tikiuosi jį pasuvinėti, bet labai didelis rėmas. Rėmas yra 80 cm pločio, tai labai nepatogu. Nežinau, kaip reikės šitą visą reikalą daryti, bet matysim. Kažkaip viskas bus. Tiek apie jį. Gal reikia pabaigti su dideliais darbais, tai dabar jau pradėsiu savo pradėtukų išprotėjimą. Juos netaip seniai rodžiau, bet kadangi inventorizacija, tai rodau visus pradėtus darbus. Tai čia yra Viktorijos Pachomovos autorinė schema kinrožė ir kolibris. Siuvinėjama ant blush spalvos, tokio švelniai rožinio 32 kaunto Evo. Jame yra iš viso 16 790 kryželių. Liko 15 781 kryželis. Juo pradėjau savo lapkričio gruodžio mėnesio pradėtukų fiestą. Tada buvau pradėjus 12 darbų, netaip seniai matėt šitą video. Tai išsiuvinėta jame buvo 1009 kryželiai, kas yra lygiai 6% darbo. Naudojama 46 spalvos ir 11 blendų iš jų. Tiek apie jį, keliaujam toliau. Kitas mano per šitą pradėtukų fiestą pradėtas darbas yra štai šita Jekaterinos Serioginos autorinė schema Gėlių karalienė. Labai seniai norėjau jį pradėti, bet netgi viskas buvo suruoštas, sudėtas audinys, surinkti siūlai, pasidarytos rūšiuoklės, bet vis niekaip. Tai lapkričio pradžioje nusprendžiau išprotėti, prisidaryti daug pradėtukų ir tada kažkaip tai juos visus judinti.
Tai išsiuvinėta jame yra 1059 kryželiai, siuvinėjama ant 32 kaunto sendintos baltos spalvos lino. Čia yra beveik 5 procentai darbo. Viso yra jame 21 321 kryželis, liko 20 262 kryželiai. Ir šitoj schemai naudojama 55 grynos spalvos ir 48 blendai iš jų. Tai 3 pilnos rūšiuoklės privertų siūlų. Labai daug. Na, bet labai norėjau šito darbo, tai siuvinėsiu toliau kažkada. Dar vienas didelis darbas pradėtas per mano pradėtukų fiestą. Tai yra štai tokia Needle Art autorinė schema. Žeminis vainikas, siuvinėju ant 28 kaunto žydros spalvos Evo. Jame yra iš viso 19 807 kryželiai. Pradėjau nuo vidurio, keliauju žemyn. Liko 18 803 kryželiai, išsiuvinėta čia yra 1004. Kas yra truputį daugiau negu 5 procentai darbo. Tai vat visi mano paskutiniai 3 darbai maždaug tarp 5-6 procentų panašiai. Naudojama 28 spalvos ir 9 blendai iš jų. Tai palyginus su prieš tai buvusią schemą, kur 55 grynos spalvos ir 48 blendai, tai čia iš vis nėra ką veikia. Keliaujam toliau. Dar vienas mano pradėtukų fiestą pradėtas darbas, tai yra štai toks RTO Pink Bliss. Irgi jau keletą metų planuose pradėti ir pabaigti, nes turiu užsiuvinėjusi iš šitos serijos hortenziją ir turiu dar raganės ir irisus. Tai norėčiau užsiuvinėti juos visus. Galvojau taip, kad imsiu per metus po vieną darbą. Mereškos gamintojo serija gėlių tai pavyko pabaigti per metus po vieną darbą, o su šitais kažkaip sustojau. Tai irgi siuvinėjama ant 32 kaunto sendintos baltos spalvos lino. Rinkinyje buvo įdėta 14 kaunto baltos spalvos aida, bet audinį keičiau, kadangi yra nemažai neužsiuvinėto ploto, juo labiau, kad keičiau ir hortenzijose, tai manau, kad visuose šituose rinkiniuose aidą keisiu į liną. Tai šitam yra išsiuvinėta 1431 kryželis. Kadangi jis dar man iškrito ir gruodžio mėnesio burtuose, tai buvo išsiuvinėta ten 1000 keli kryželiai ir paskui buvo burtuose buvo 400 kryželių norma, tai dar štai čia apačioj pasiuvinėjau. Ir čia lapeliuose dar kažką tai. Tai tiek apie jį galbūt. Nepaminėjau, kad tai yra beveik 11 procentų darbo. Viso jame yra 13 330 kryželių, liko 11 898, naudojama 43 spalvos ir 6 blendai iš jų. Tai tiek apie jį. Kitas mano vėlgi lapkričio mėnesį pradėtas darbas yra Lukas mergina. Tai siuvinėju ant rinkinyje buvusios 18 kaunto aidos. Jame naudojamos 4 spalvos. Tai kadangi tai yra pilno užsiuvimo darbas, tai siuvinėju ant rinkinyje buvusio 18 kaunto baltos spalvos aidos. Naudojamos yra 4 spalvos. Čia yra išsiuvinėta 1003 kryželiai, kas yra 8,5 procento darbo. Viso jame yra 11 840. Liko 10 837.
Keliaujam toliau. Pradėjau dar 2 porinius darbus, taip aš esu serijinė siuvinėtoja. Tai yra Pana Sabas ir Afte Sabas. Abu juos siuvinėjo ant rinkinyje buvusios juodos 16 kaunto aidos. Tai šitie darbai taip pat buvo pradėti per mano pradėtukų fiestą. Šitame rinkinyje yra išsiuvinėta 1007, o šitam 1006 kryželiai. Šitam yra 10, beveik su 0,5% darbo padaryta. Viso jame yra 9761 kryželis, liko 8754. Naudojama 14 spalvų siūlai ir 7 blendai iš jų. Ir štai šitam darbe yra išsiuvinėta 1006 kryželiai. Jame yra beveik 9,5% darbo, viso yra 10 000 kryželių, 10 815 kryželių, liko 9809, naudojama 16 spalvų ir 11 blendų iš jų. Tai gana smagiai siuvinėjasi, nepaisant to, kad tai yra juodos spalvos aida, bet ant tamsios aidos siuvinėjasi man lengviau negu ant lino arba evo. Gal kiek sudėtingiau siuvinėjasi šitam rinkiny, štai čia tamsiais atspalviais, nes čia yra blendas sportinio ir juodo ir štai čia tamsiai žaliais, bet iš principo tai galvojau, kad bus sudėtingiau. Na ir vėlgi panaudosim lempą lūpą ir kažkaip išsiuvinėsim anksčiau ar vėliau. Dar 2 darbai, kurie man irgi yra beveik poriniai. Tai yra štai tokie Dimensions rinkiniai. Štai šitas Home Crazy Home. Siuvinėjamas ant 14 kaunto juodos spalvos aidos, kuri buvo rinkinyje, ant jos ir siuvinėjau. Vienos spalvos siūlų, tai yra baltu. Tai čia yra padaryta visi kryželiai, išsiuvinėta jame yra 700 kryželių. Ir tai yra beveik 45% darbo, tai netoli pusės. Viso jame yra 1565 kryželiai, liko 865 kryželiai, tai yra backstage'as. 1, 2 ir 3 gijų ir French notai. Tai tikiuosi, kad kažkada artimiausiu metu netgi ir bus pabaigtas. Na ir kitas yra Group Therapy. Tai jame išsiuvinėta 1060 kryželių, jame yra 54% darbo, viso yra 1967 kryželiai. Ir liko 906 kryželiai, naudojama 8 spalvos ir 1 blendas iš jų. Tai irgi yra išsiuvinėta visi kryželiai, pusiniai kryželiai, kurių čia visai nedaug, ir ant laimo ir alyvuogės padarytas backstage'as. Tai irgi yra likę padaryti tik backstage'as, čia man atrodo net French notų nėra. Irgi siuvinėjant 14 kaunto aidos, kuri buvo rinkinyje. Tiek apie juos. Ir dabar jau turbūt paskutinis mano darbas, kurį turiu parodyti inventorizacijai, tai yra Pana rinkinys naujametinis namukas. Pradėta yra viena siena, plastikinės permatomos 14 kaunto kanvos, siuvinėjama 12 spalvų siūlais ir 2 spalvų karoliukais. Esu išsiuvinėjusi tokį patį namelį 25 metais, tik meduolinį namelį, ne tokį patį, panašų meduolinį namelį, išsiuvinėjus ir surinkus.
Tai kadangi siuvinėjas ant tokios pat kanvos ir tokių pat spalvų siūlų, tai kol kas naudoju likučius iš to pirmo rinkinio, o paskui jau, kai pasibaigs, tai naudosiu iš šito rinkinio. Ir tai turbūt yra visi mano pradėti darbai šiemet, kurie nepasibaigė. Viso jų pradėtų ir nepabaigtų yra 25. Po 12 pradėtų ir 2 pabaigtų per pradėtukų fiestą galvojau, kad bus daugiau. Nors 25 darbai pradėti man yra daug. Bet kažkaip judės. Vieni greičiau, kiti lėčiau. Kiti gal nejudės, kaip nejuda žuvis ir ten dar keli darbai. Bus matyt. Tai štai tokia gavosi mano pradėtų ir nebaigtų darbų už 25 metus inventorizacija. Jums linkiu lygių kryželių, kad siuvinėjimo mūza nepabėgtų. Ir iki kitų susitikimų kituose video. Na ir dar vienas mano pradėtas 2025 metais procesas, kurį pamiršau jums parodyti, bet nuo to bendras procesų kiekis nesikeičia, jų yra, kaip ir minėjau, 25. Tai štai toks mano kanalo pavadinimo siuvinys, kurį siuvinėju ant savo pačios dažyto 28 kaunto Evo. Dažiau jį arbata. Tai jame nuo to, kai pradėjau išsiuvinėta, yra 1314 kryželių, kas yra 15 su trupučiu procento darbo. Viso čia yra 8645 kryželiai, liko 7731 kryželis, naudojama 18 spalvų siūlų ir vienos spalvos karoliukai, tai auksiniai karoliukai, kurių dabar nesiūsiu, prisiūsiu tada, kada jau pabaigsiu darbą prieš apipavidalinant. Tai smagiai labai siuvinėjasi. Šito raidyno schemą radau Etsy, ten nusipirkau, susirinkau savo kanalo pavadinimą. Dar neturiu galutinės minties, kaip tai bus apipavidalinta, bet kažkada tai ir kažkaip tai bus. Tai vat toks mano 25 pradėtas 2025 metais darbas. Simboliška, kad į 26 metus pereinu su 25 pradėtais darbais. Tai tiek.